15-16 metų tai jau tikrai. Pagalvojau, kodėl pačiam to neatsidarius, nepabandžius. Nu ir kad ten visai neblogai gavos. Pasiūla didžiulė, matos, plečiasi įmonių, tik daugėja kiekvieną dieną. Nelygės su Žygoliu, vis paprasta būdavo, čia elektronikos jau pilna viską. Nes mes tuo momentu iš po nakties rasdavom ženkliai daugiau užsakymų. Servizas turės apie 30–40% mažiau darbo. Nuskaityk, 4 metai dabar pastebėjom, kad, reiškia, mūsų rajone gal tokių dalių kažkur įsigyti, tokių aikštelių ir gal mažok, gal iš vis nėra, o servizai pilni, mašinų daug remontuojama yra. Kadangi kolega tada turėjo tą servizą, aš pradėjau kažkaip ardyti, mes ten kartu kaiminystėj, tai suėjom, pasikalbėjom, gal kad, nes dalių reikia, vietoj niekur nėra, turi kažkur tai važiuoti, dar tada pasisiųsti irgi nebuvo nei Oko, nei tuo metu RR, tai sugalvojom, gal sakom, mėginam, ir toksai planas iškilo ir po truputį pradėjom ieškoti patalpų, kažką tai įrangos, kažką patys pradžiai, paskui plėtėme žmogų vieną kitą ir... Čia dar mokyklos laikais gal viskas vyko. Su klasiuku atvarydavom po darbo pas tėvuką ardyti mašinų. Įdomu taigi būdavo. Tai taip ir prasidėjo. Kažkokia kelionė užsienį, ten pasimatė kažkas tai, kaip kitaip atrodo tos visos vietos, nes viskas buvo žymiai aukštesniam lygiai jau, sakykime, toj pačioj Švedijai, Norvegijai, Vokietijai. Su mokslais nelabai patiko ten Vilniui. Teko grįžti atgal ir karjera prasidėjo čia. Geresnė sugalvoti nepavyko, tai toj pačioj vietoj, kur tėvukas ten ir aš. Mokyklą baigiau 18, dabar 30. 15-16 metų tai jau tikrai. Metų manęs neklaus, aš neatsimenu niekad. Kiek aš metų, tai įmonė dirbu, kiek tai aš neatsimenu, kad mokslus baigiau. 24 metų. Prekiavau automobiliais, aš grįžau iš Šveicarijos ir kraudavo šiuos ten nupirkęs ir atvežęs daug parduodavau į Vilnių, į Kauną, sąvartynam, ardymui. Atveždavau autovežiais, priduodavau. Paskui pagalvojau, kodėl pačiam to neatsidarius, nepabandžius. Radau patalpas, atidarėm įmonę. Ir ta pradžia buvo. Senos tos Audi, Opel Ascona, Omega, Ford Sierra. O tie automobiliai pirmi buvo. Jo, žinoma, didelis skirtumas. Daug elektronikos, viską kažką turi žinoti, suprasti. Nuo seniau bandžiau tas naujesnis automobilius ardyti. Nebuvo sunku, palaipsniui viskas. Nesunku. Daugiau negu 10. Pradėjom irgi nuo mažo garažiuko. Ten istorija buvo tokia sąlyginai įdomi. Sudaužėm savo automobilį ir kažkaip prieš tai mes tą automobilį irgi remontavom. Tai žinom, kiek dalys kainuoja, kiek kas kaip, kad ten tokios ir tokios, gan brangios ir kaip sudaužė. Taip sakykime, sąlyginai pasisekė, kad automobilio šonas ir galas buvo sudaužyti, o brangiausios dalys buvo prieki. Ir mes ten, sakykime, siuntinėjom tą sudaužytą automobilį, kiek mokėsi, ta prasme, demontuotojam. Ir ką, ir ten juokingas kainas pasiūlė, ta prasme, nes aš žinau, kiek kainuoja ten tos dalys, nes mes patys priekį remontavom, o jie siūlo visiškai gražius
Tai paskui kažkaip nusprendėm, sakom, davai pabandom, dalim. Ir kad ten visai neblogai gavos. Tai vat po biškį, po truputį. Aišku, su Anglija daug paskui jau dirbom. Dabar jau kažkaip su Anglija jau mažai dirbom, nes, kaip iš ES įstojo, ten muitai taip toliau, o kainos nepakito. Tai vat. Tai nuo tų garažiukų, nuo tų pirmų, kaip sakyti, avarijų ir prasidėjo viskas. Ir po biškį važiuoja. Čia taip buvo, kad išvažiavau iš Kaliningradą su kažkokiais reikalais, su Passatu atsimenu ir su gero stabdžio paskirstimo, kaip čia, galinių stabdžių paskirstymas. Ir aš su tuo Passatu išvažinėjau 3 dienas po Kaliningrado miestą su rankiniu stabdžiu, nes detalių ten neradau niekur. Ir žiūrėjau Lietuvą, susitvarkiau ir jau kai sekant važiavau, jau galvojau apie lūžimo atidarymą. Kur jau Lietuvoje buvo tie lūžiniai, kaip sakant, pažengę, o ten nebuvo to pasiūlos praktiškai visai. Ir taip nusprendėm bandyti įvežti į Rusiją ardytas detalės. Vokietijai radom tiekėjus, kurie ardė, krovė ir vežė į Kaliningradą. Tai va čia jau sausio mėnesį bus 26. Kopumā pieredze rezerves daļā. Aš nuolat kažkur šalia naudotų automobilių verslo vis sugrįžtu visą gyvenimą. Bet nuolat ir profesionaliai dirbu tik 4 metus. Audox Group buvo įkurta prieš 2 metus. Iš karto pradėjome skaitmenizuoti, nuo pat pirmos išardytos detalės pradėjome taip dirbti. Šiuo metu žiūrėti, kad paklausa yra, pasiūla didžiulė, matos plečiasi, įmonių tik daugėja kiekvieną dieną, kai pažiūrė, kiek priruoši, kiek patalpinsi, kiek įdėsi tos skaičius, viskas priklauso nuo to, nuo masiškumo, nuo kiekio. Daugiau įdėsi, daugiau parduosi, daugiau uždirbsi. Ne tik, kai anksčiau ardydavom Ford Sierras, Opel Kadėtus ir dar kažką, tai Opel Asconas, kurių dabar jau nebėra ir išnykę kaip dinozaurai, tai tiesiog technologijos irgi juda į priekį, tai dabar 20 metai automobiliai, sakykime, išardžius jau visiškai viskas kitaip. Nėra palyginti, ta prasme. Ten buvo tik variklis, o čia benzininė variklė nebėra. Tai ardymo technologijos ir viskas pasikeitė, ta prasme, kur būdavo su paprastais varatokais, tais vadinamas, eidavo ir ardyti. Atsirado oras, atsirado akumuliatoriniai įrankiai, viskas palengvėja. Fizinis darbas mažesnis. Detalės ardo smulkiai, ne tai kaip anksčiau po pusę mašinos vos neparsidavinėdavo. Jeigu atvažiuoja visą priekį ir nupjauni ar dar kažką padarai, dabar kitaip. Anksčiau viskas būdavo svarkė ir bulgarkė. Kaip pakita, viskas tobulyn, viskas jau internetas atsirado prekybtis, seniau tik kas būtų pasakė, kad čia prekiaus internečiai, taip niekas. Mašinas irgi nauji nein, sudėtingi nein. Visokie elektromobiliai prasideda, vėl nausfėra, nes vis tiek jau viskas tobulėja. Elektronikos daugėja, tai su nelygės, su žygoliu, bet jis būdavo taip vis paprasta būdavo, čia elektronikos jau piln viską. Labai pakito anksčiau, paprastai ten nuėmė detalę, vietoj kažkam pardavė, pasidėjai tų kodų detalė, sakykime, vandens pompa, amortizatorius, variklis, dėžė, durys. O dabar mašinos pilnos elektronikos, visokių kitaip vadinasi viskas, detalių šimtai, visiškai kitokių, visiškai kitaip dabar. Ir kaip diena ir naktis pasikeitė viskas, nes pradžiai, kaip ir pradėjom, dar ten kokius, sakykim, 3-4 galbūt metus, toks buvo toks kažkoks kaip anšlagas šitų visų, toks, visiems reikėjo dalių, Rusija, pradėjo į Rusijas vežti tas dalis, tai kazachai atsirado ir tas poreikis buvo iš vietos labai didelis tų dalių. Gal tų demontuotojų tiek nebuvo, nežinau kas yra, bet tų dalių tikrai reikėjo, tų didžiausių dalių, sakykime, variklių, dėžių, ten kažkokių išorės kėbulo detalių. Labai didelis poreikis.
Paskui kai kurios rinkos susidarė, sulėtėjo, paskui pradėjom dar kažkokių, nes ta prasme net nebuvo tokio poreikio tam kažkokiam internetui, tokiam, sakykim, tiem ebėjam kažkokiem. Nu, nes ir čia buvo viskas gerai. Paskui jau biškį stojo, tada dar pradėjom ieškoti, tada ten sumažėjo srautai ir po truputį keičiasi. Toliau, kas buvo pradžioj skaitmenizacijos tos ir dabar vėl viskas pasikeitė, nes ir ten tų skelbimų įdėjimai kaip diena ir naktis susunkėjo. Nu, ta prasme, viskas visur iš esmės ir tu turi, keliauti, kaip sakyti, žingsnis po žingsnio su ta rinka nes, prapulsi. Taip. Tikriausiai svarbiausias pakeitimas yra skaitmenizavimas. Iš viso to, kiek laiko keitimas, tai čia yra tik tai gal šalis, keitėsi mašinų tiekimas, kaip sakant, keitėsi šalis per tą laiką, o tas skaitmenizavimas ir pardavinėjimas dabar internetu, tai čia yra vienas iš didžiausių pokyčių. Pēdējo 2 gadu laikā kopš Audox grupa dzimšanas Per pastaruosius 2 metus nuo Audox Group įkūrimo rinka labai išaugo. Tačiau nepaisant to, jo konkurentų skaičius didėja, interneto rinka yra didžiulė ir čia potencialas dar tikrai toli gražu neišsemtas. Tai, ką turime dabar, toli gražu dar ne viskas. Vyksta dideli pokyčiai, augimas tik stiprės. Todėl šiuo metu yra gera galimybė eksperimentuoti. Arī tā lielā izmaiņa viss projām aug, ir iespēja eksperimentēt, ir iespēja darīt to, darīt tā. Metų gale pirmasis dalis, tai kada prasidėjo pandemija 20-ais, tai kažkur tai kas prieš. Tada buvo įmonės augimas, tai gal nesimatė, nes dalių buvo vis didėjom valėmės, kaip sakant, kai buvo viskas krūvose, tai reikėjo viską išrūšiuoti, vis tų buvo, dabar gal biškai stabilizavus tas dalių įdėjimo kiekis. Anksčiau viskas būtų viena, kol tu išmoksti įdėti, reiškia, kol ten kažką, tai merginos ten turi suvesti, kiek ten pažiūrėti, o dabar automatizmas tai čia kaip, tada greitėjo, tada tie metai buvo kaip ir mūsų augimo labai tokio didesnio, žinai, per pandemiją. Ir išmoko viską, tom partu, kompiuteriais naudotis to pačiu, tada galvoju, kaip kažką tai įsigyti, tai jeigu ten gyvai negalioja, ar kažką tai, ar sergu, ar kažką tai, o reikia kažkur mašiną pasiremontuoti, tai pagausėjo prekių siuntimas, ta prasme, kaip ir detalių vietoj pardavimas smuko žymiai, bet po to vėl viskas kaip ir atsistatė į savo vėžes. Neblogas laikotarpis, sakykim, kadangi nieks netrukdė, nieks nieko nedarė, aišku, viskas telefonu, bet nieks čia nezizė, duok detalę, nuimk detalę, dar kažką tai atneš, taip toliau, viskas telefonu, išeidavom, paduodavom kažkaip tai į tą kažkokią tai dėžę, ta prasme vietoje atidavimai būdavo, o po to siuntas tiesiog, bet internetu pradėjo daugiau viskas vykti. Tikrai padėjo žmonėm ir nemažai. Seneliai jau sėdėdami jau sugebėdavo prispaudyti mygtukų. Pandemijos vis tiek jautės, žmonės vis tiek netiek detalių jau pirka. Apmažėjai buvo pirkimo, bet įsilaikė. Jeigu jie jau šviežiai pradėjo dirbti, jie melkė taip gaunas, o mes realiai jau, kai tik jau turėjom sandėlį, viską jau kiek laiką dirbam, tai jau bištas pasijautė. Bet vis tiek nebuvo sustojus siuntas, vis tiek keliavo. Pandemija vis tiek buvo, bet realiai vis tiek žmonėm kažkiek reikėjo detalių, pirka internet, viskas vyko prekybų. Vietoj buvo negalim prekybų realiai, internet galim. Ir vis dirba toliau. Bet kas, jeigu, sakykime, nebuvo tarp voko, tai jam nežino kaip. Realiai gal ir buvo biškių sidarė. Nes realiai pas to nieks nevažiuoja ir buvo pagal įstatymą, negalim prekybti kas. Kad ir, sakykime, pats automatiškai daugiau ko perka, reikia drabužių, reikia kažką, tai visko internet. Tai man atrodo irgi tai lygiai taip pat padarė, kad žmonės pamatė, kad internet geriau pirkti, nebereik važinėti, laiko sutaupo. Pandemijos laikotarpis buvo geras. Niekas negali važiuoti, judėti, viską internetu. Pakavom, taip. Jo, išmoko.
Pandemija gera mums buvo. Gera. Priprato, dabar nereikia pandemijų, užsisakinėja, eina viskas. Tas pandeminis laikotarpis, jau mes ten tada, kaip sakyt, mums nebuvo nauja ta interneto visa prekyba, tai mums kažkokių labai didelių neįnešė nestabilumo, bet tokio vis tiek žmonės tokie buvo pasimetę kažkokį, pradėjo mažiau su tais automobiliais važinėti, kaip pavyzdys. Tas ir poreikis tų apskritai ir dalių tokių sumažėjo, pradėjo kaip pavyzdys. Čia visas toks ratas, pradėjo iš namų dirbti, nevažinėjo su automobiliais, automatiškai mažiau genda tie, mažiau dalių reikia. Ten riboja, mažiau automobilių perka, reiškia mažiau jų remontuoja ir toks ratas susisuko. Paskui kažkoks toks įsimintinas buvo ir kaip karas prasidėjo, irgi buvo toks. Tai kokios 3 savaitės, tai taip nemoku pasakyti buvo, kai paėmė kažkas ir išjungė viską. Viskas sustojo, viskas, paskui tik po truputį, gal toks visiems šokas, ką čia daryti, kas čia kaip bus. Tai tada pasijautė. O daugiau tai tokio banguoja, šiaip banguoja labai, bet tas bangavimas ir anksčiau buvo ir dabar, sakyčiau, toks nenuspėjamas tas toks. Kaip sakyti, išgyvenom, kažkaip išgyvenom, tas toks, nemalonus toks, sakykime, ir kaip sakot, šokas, tai, jisai būna visą laiką, tik tai tu turi būti, pasiruošęs kažkokiai laiką, kažkaip pragyventi. Pas mus, aišku, gal paprasčiau patalpos yra už nuomą nemokam, tai biškai paprasčiau ir kas, dar čia grįžus prie ankstesnio to sakykime, klausimo, ta internetizacija palengvino lokaciją, tą tokią, sakykime, gali tu bet kur būti. Neturi būti prisirišęs, seniau tai, čia toli nuo Kauno atvažiuoti. Dabar koks skirtumas, ar tu ten vienam gali, ar tu pasvaly, ar kažkur Druskininkuose, tu nevažiuoji, tu viską per internetą užsakai. Tai tas dalykas irgi toks padėjo tam lokacijai, tu gali kur nori būti. Mes jau per pandeminį laikotarpį jau turėjom dalį detalių susifotografavę ir mes tą pandemiją visai gerai išgyvenom. Tikriausiai, vien dėl internetinės parduotuvės. Bent jau po to tikriausiai ir Avokas turėjo labai daug klientų, pliūpsnį turėjo gauti po pandemijos. Nes mes tuo momentu, kaip sakant, iš po nakties rasdavom ženkliai daugiau užsakymų. Mes vienintelį balandžio mėnesį, kada kovo užsidarė, tai balandžio mėnesį mes turėjom nuosmukį ir jau gegužės mes išėjome savo tas pačias pardavimo vidurkius ir mes ėjom toliau. Vieną mėnesį mes turėjom kritimą. Pandēmijas ietekme uz biznesu. Pandemijos poveikis neabejotinai yra didžiulis, bet visą šį verslą pradėjome būtent pandemijos metu, todėl labai sunku pasakyti, kas būtų buvę kitaip. Viena vertus, standartinis atsakymas, kokį girdžiu, kad pardavimo apimtis padidėjo, nes žmonės perėjo prie nuotolinių darbų, daugiau naudojasi kompiuteriais, bet nemeluosiu. Buvo ir iššūkių. Tikrai buvo, bet kaip jau minėjau, vien tai, kad žmonės pradėjo daugiau dirbti kompiuteriais, elektroniniai prekybai buvo naudinga. Sakykime, tai buvo tarsi pasėta sėkla verslui, kad ateityje jis būtų sėkmingesnis. Ir dabar, kai visi priprato, apsipirkimas internete tapo labai įprastu dalyku. Turbūt pandemija mums padėjo sustiprėti. Dabar ta žalioji linija pasaulyje, kaip tos antrinių žalių panaudojimas, kaip jisai kad nori kažkaip priimti, kad įstatymus, kad remontuojant mašiną, ten turi būti kažkiek procentų tų dalių naudotų jau. Ne vien naujos, tai kiek tokių priims, kiek reikės žmogui, vėl dalių, kiek reikės pirkti, tų padėvėtų jau. Tai nuo tos priklauso, vis tiek. Sakau, kaip toliau vystysis, tai pamatysim, mes stebėsim viską rinką ir žiūrėsim, kaip toliau bus, kokios tos dalys bus. Elektronika, tą galvoju, kiek jinai bus keičiama, kiek tų bus, jeigu garantinis ar kažkas tai bus, pavyzdžiui, veikimo laikas tos dalies, kaip aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, 5 metai ta dalis, ir jinai, tai toj mašinai turės sudaužys ar kažką tai pakeisti, bet toj mašinai jinai veiks, po 5 metų neveiks. Tai
nei tu pakeisi jos, nei tu išimsi, galvoju, žinai. Jinai čia nebeveiks, jinai praeis 5 metai gal išsijungs. Jos kažkas tai, jinai kaip ir neveikia, ar atjungs, kaip sakai, gal kažkas tai valdys, kad tik naują pirkti reiškia dalį ar kažką tai. Kaip čia neaiškiai bus, žinai. Po 5 metų aš tikiuosi viskas, kaip vyksta dabar, sakykime, Norvegijoje, kad ten daug elektromobilių, pusė daugiau gal netgi. Tai čia turėtų irgi ta banga ateiti ir po truputį eina. Nes dabar importuojam, sakykime, ar neimportuojam tiesiog hibridai arba elektrinės mašinos jau yra pas mus kelios išardytos, tai detalių poreikis dar netoks didelis, sakykime, kaip tų senesnių automobilių, bet paklausa kažkokią tai turi jau. Tai viskas turėtų pereiti irgi ant elektros, vienu žodžiu. Arba bent jau hibridą. Pasikeis, tai pasikeis, faktas, kad pasikeis, nes reikės nusipirkti įrangos tiem patiem dalykam visiems ištestuoti, kad visos klaidos elektrinių detalių matytos, kur kame kaip ne taip. O daugiau, kad kažkas tai kitaip ardytus arba kitaip būtų tos detalės kitokios, tai tikrai taip nėra. Ta prasme, tik tais yra kitos sudedamosios dalis, kaip automobilio baterija jau stovi dugne didžiulė ir elektriniai varikliai vietoj paprastų benzininių ar dizelinių. Paskutinį automobilį dabar Polestarą ardam 22 metų, tai ten visas klaidas absoliučiai buvo parašytas ant spidometro, kas yra ne taip, sakykime. Bet pas ją ten ir stabdžiai nutraukti, ir baterija bloga, ir nieks nesikrovė, ir dar kažkokių tokių. Tai ten visas klaidas degė prietaisų skydėlį. Tai jau vis didelį benziną užsibaigs jau realiai, tai vis tiek žmonėm yra elektromobilį detalė, reikia irgi per... Tiek, kad jau pasikeis, jau, sakykime, variklėje mažesinimas pasikeis, Bet čia dar daugiau reikėtų metų Lietuvoje, man atrodo, negu 5. Bet aišku, pridaugės per tas 5 metus elektromobilių. Bet tai mašinas, tiek detalį irgi, sakykime, lūžtų. Kažkas būtų, tai reikės jau. Bet visko irgi laiks parodės. Nes mašinas irgi visas naujai nain, bet detalį irgi visom reikia. Ne vien elektromobiliam realiai. Šitas verslas buvo, jisai ir bus, tų detalių poreikis jis tikrai nesitrauks, nes dar priklauso ir nuo visos Europos Sąjungos, sakykime, matymo, bet ką daro, pavyzdžiui, ką švedai jau anksčiau padarė, žinau, skandinavai visi, tai net valstybiniam lygmenyje, net visam tam švietime skatina naudoti pirmiausiai dėvėtas dalis. Nenaudoti resursų, kurie yra naudojami naujom dalim, bet skatint dėvėtų dalių politiką. Tai reiškia, jinai kokybiškai, jinai gali vėl tarnauti, vėl tolimesniam ciklui ir išsaugo mes resursus. Tai ir manau, šitą politiką ateityje tik tai didės ir globaliai čia ateis. Kas liečia, pavyzdžiui, kadangi ir su servisu dirbam, ir su apskritai su BMW tik tai tokių žinių palyginimų, kad, pavyzdžiui, per kokius paskutinius 5, sakyčiau, metus nieks taip stipriai galbūt nepažengė kaip automobiliai patys. Tai jie ten pradėjo vairuotis, pradėjo kompai, remontas po truputį dar sudėtingėja, nes kiekvienas dabar, sakykime, valdymo blokas turi būti prikoduotas, pririštas. Dabar kai kurie net naujausi modeliai nepripažįsta, ta prasme neleidžia, netgi neduoda sistemos, kaip pririšti juos. Viskas tik tai turi būti nauja ir viską užrakinę, visą sistemos užrakinę. Tai tie dalykai tokie šiek tiek įtakoja ir turi, kaip sakyti, turi labai tobulėti, nes prapulsi. Buvom konferencijoje tokioj, tai kad jie prognozavo, kad 2027 servisas turės lyginant su vidaus degimo varikliais ir elektromobiliai, tai servisas turės apie 30–40% mažiau darbo. Nes realiai elektriniai varikliai tai yra praktiškai ilgaamžiai. Ten atsiras, aišku, yra tokių papildomų problemų, gal kur pas vidaus degimo variklius nebūna tokių kaip ten krovimo kažkokios problemos, rozetės fiksavimo ir taip toliau, bet esmė, kad elektromobiliai prognozuoja, kad jie apie 30–40% mažiau priežiūros reikalų, tepalų nereikia keisti. Turi jie tokių
Bet aš kaip ir anksčiau minėjau, kad jie turi tokių apribojimų tie elektromobiliai, nes negali tu turėti elektromobilio, jei tu gyveni bute. Negali turėti. Tai dėl ko jie taip labai stipriai dar negali išplėsti, nes jie turi daug apribojimų. Tikriausiai, kad mes vis mažiau parduosim detalių. Vien dėl to, kad elektromobiliai atsiranda. Elektromobilius mes jau pradėjome ardyti prieš kokius 3-5 metus ir matom, kad jiems labai mažai kas begenda ir labai ko mažai bereikia iš jų. Kuzovas, kaip sakant, tos kuzovo dalys, aišku, lieka visų mašinų vienodai, o nebėra variklių, greičių dėžių, yra tik tai akumuliatorius. Parduodi akumuliatorių ir kuzovą ir viskas kaip ir baigės. Tai kažkaip tai visa ta veikla išeis greičiau, kaip vis dėlto tiesioginė mūsų paskirtis yra senų automobilių perdirbimas. Ir iš ten mes turėtume gyventi, nes juos perdirbti vis tiek reikės. Jų nemažės. Aš prieš 25 metus, kai pradėjau važinėti į Vokietiją, tai ten laužynas, kad priduoti mašiną, reikėdavo susimokėti 200-400 markių, kad tą mašiną tavo paimtų į laužyną. Tai aš taip galvoju, kad ateisim ir čia tas bet. Kad laužynas paimtų mašiną, susimokės žmonės pinigus. Mes tada parduosim 1-2 detalės ir likusius sutvarkysim atlikas. Viskas tobulės, paprastės, tiksliau mūsų darbe paprastės. Atsiras kažkokia tai programinė įranga, kurie galėsim prisijungę nustatyti visų elektros detalių likutinė, kaip sakant, kiek ten jau liko darbo jam. Šī joma turpinās augt un augt, īstenībā, mēs paskatām. Naudotų autodalių verslo skaitmenizacija ir toliau augs ir plėsis. Jei pažvelgtume į šios srities konkurentus, tarkime, eBay, jie taip pat tebeauga ir vis dar yra daugybė žmonių, kurie niekada neieškojo per eBay. Taigi tokiai bendroviai kaip Ovoko dar yra daug erdvės augti. Ir šiaip matau, jie turi ambicijų smarkiai auginti savo platformos asortimentą, įgyvendinti naujas idėjas, o tai atitinkamai suteikia galimybę visiems partneriams augti kartu. Un attiecīgi ar visiem partneriem augt kopā.